Įmonės pirkimas – itin svarbus strateginis sprendimas, leidžiantis verslui augti, įgyti konkurencinį pranašumą ar įeiti į naujas rinkas greičiau nei organinio augimo metu. Verslo pirkimas apima ne tik finansinius, bet ir teisinius, veiklos bei strateginius aspektus, todėl reikalauja išsamios analizės ir kruopštaus pasirengimo. Pirkimo tikslas – sukurti pridėtinę vertę per sinergiją, efektyvesnį išteklių panaudojimą ar naujų kompetencijų įgyjimą. Sėkmingas sandoris priklauso nuo gebėjimo tiksliai įvertinti įmonės vertę, taip pat jos būklę ir potencialą. Pagrindiniai etapai – tikslinės įmonės identifikavimas, strateginius tikslus atitinkančio objekto paieška, vertinimas – įmonės vertės nustatymas, siekiant apskaičiuoti, kiek verta už ją mokėti, derybos ir sandorio struktūravimas, kainos, sąlygų ir finansavimo modelio nustatymas, įmonės veiklos tęstinumo užtikrinimas. Finansinis ir teisinis patikrinimas, dokumentų ir kitos informacijos įvertinimas, siekiant identifikuoti esamas rizikas. Integracija – veiklų, procesų ir kultūros sujungimas po įsigijimo. Aišku, realioje praktikoje kai kurie procesai gali būti lygiagretus ar persipinę savo eiliškumu. Efektyviai įgyvendintas įmonės pirkimas padidina įmonės vertę, leidžia pasiekti spartesnį augimą ir sustiprinti kompanijos konkurencingumą. Tačiau netinkamai įvertintos rizikos ar nesėkminga integracija gali pakenkti įmonės vertei.